Atvažiavam pažiūrėti dar vieną kompleksą, kuris ir aišku, čia visur statybos, vilų kompleksai, vaikų aikštelė, akvaparkas. Čia grinai namas dar neužbaigtas statyti, bet viskas yra jau apželdinama. Žolytė jau pasėta, medeliai pasodinti, palmę bandys atgaivinti. Namai va yra tokie, daugiabučiai, nes žemės čia yra nebedaug likę. Visi bando į viršų pakelti, kuo daugiau žmonių apgyvendinti. Pasižiūrėsim, ką pirmą namą, jau kuris gyvenamas yra, ten taip pat yra parduodamų butų iš antrų rankų. Pasižiūrėsim jau ten, kuris pirmas pastatytas namas ir jis jau anksčiau turėjo visą sutvarkytą infrastruktūrą. Pirmiausiai, žmonės čia jau seniai gyvena. Žiūrėsim, ką jie čia turi. Sutvarkyta vieta. Labai gražus landšaftas. Visur apželdinta, gražiai. Viskas tvarkingai. Kaip jie baigia ir pabaigia iki galo, tai ką pažadu, tą ir įvykdo. Čia vilų kompleksas turi taip pat dar vieną baseiną. Be to 70 metrų dar vienas didžiulis baseinas. Kaskada. Bananai. Matosi, kad tikrai pasirūpinta prižiūrima teritorija. Skutami medeliai kažkokie tai va. Ir va taip namukas atrodo, kad čia daug, bet niekas niekam netrukdo, nes teritorija pakankamai didelė.